Galima paminėti, kad iš tiesų tai yra milžiniški darbų kiekiai. Vien tik tai 10 km ruožo atkarpoje mums reikia iškasti apie 1,5 milijono kubinių metrų žemės, apie 1 milijoną kubinių metrų žemės arba kitų birių medžiagų atvežti iš karjerų arba pervežti iš ten, kur vyksta iškasimas į kitas vietas ir ten tiesiog supilti ir atlikti sutankinimus. Statant greitai geležinkelį ypatingai aktualu išlaikyti tikslumą. Kaip pavyzdys, projekte numatyta, kad visi statomi elementai negali nukrypti daugiau kaip centimetrą nuo jų planinės padėties projekte. Tai tokio mastelio statybos iš esmės jos tikrai nėra paprastos. Ir kas dar būtų galima paminėti, kad tai nėra vien tik tai žemių kasimas, tai yra ir labai dideli kiekiai betonavimo darbų, armatūros kiekiai, skaičiuojam tūkstančiais tonų betono kiekį reikalingą statinių statyboms, skaičiuojam 10 000 tonų ir pirmajam ruože projektuotojas yra suskaičiavę, kad tiem statiniam, kurie numatyta įrengti, reikės apie 25 000 kubinių metrų betono panaudoti.